Šiandien įdomesnė diena, nes esam garaže po žeme ir likviduosim senus dalykus. Tvarkom garažą pas pusbrolį ir negaliu patikėti, kad ką tik nusipirkau mašiną Japonijoje. Pervedžiau ką tik 1000 Naujosios Zelandijos dolerių, čia gaunasi apie eurų. Jo. Kol per daug neapsidžiaugiu, einu toliau padirbėti. Sakoma, kad Šindžiuku stotis yra pati didžiausia Japonijoje ir ten kartais reikia nusimatyti apie pusvalandį, nes gali tekti paėjti toliau arba šiek tiek paklaidžioti. Nu, prieš 17 minučių prieš pusvalandį jau buvau šioj. Dabar esu kur? Bandau grįžti atgal. Nu, dabar kitoje vietoje sulaukime autiko. Lipsim atgal. Pagaliau radau. Non-reserved seating, tai praktiškai tas pats. Pilna vietos, vis dar patogiau ir labai smooth važiavimas. Tikau Korėjamą, varau Herstą pasimt mašiną ir nespėjau susiveikti kreditinės kortelės, bet šiaip sakė, kad su diabetinio turėčiau praeiti. Pabandysim, pažiūrėsim, gal bus all good. Na ir patarimas visiems, kas planuojate mašiną nuomoti užsienyje. Būtinai paimkite savo filmavimo įrenginį, eidami ratu aplink mašiną nufilmuokite ją tiek iš toli, tiek iš arti. Filmuokite visas smulkmenas, įbrėžimus, įlenkimus, netgi nešvarumus ir dulkes. Taip turėsite įrodymą, kokios iš tikrųjų būklės mašina buvo prieš ją pasiimant, nes automobilio inspekcijos ir apžiūros metu gali būti užfiksuoti ne visi pažeidimai. Žinau situaciją, kai draugui po neužfiksuoto žalos po to teko susimokėti virš 1000 eurų. Tai iš anksto apsidrauskite save, turėdami video medžiagą. Ką, judam iš Korėjamos į Ebisu circuit. Nice! Jo, svajojau apie šitą akimirką. Ta grandinėlė vis lenda. Nu, pavyko pasiimti mašiną ir su diabetinė kortelė, viskas tvarkoja, nors pradžiai reikalavo kredito, bet visgi sumokėjau debetų, jokių užlaikymų, nieko nebuvo. Bet jau nemačiau ir ką, ir vairuojam kitoj pusėje eismo. Jau esu vairavęs, tai kol kas all good. Judam tikslo link. Eik tu nafi, kapotas buvo neuždarytas. Bet gerai, kad pamačiau, kad pradėjau vibruoti. Pizdėt. Kaip jie man tokią mašiną davė? Pizdėt. Būtų atsilupęs, būtų pipets buvę. Japonijoje esu jau 3 kartą. Ir šį pirmų kartų dar labai daug. Pirmą kartą vairuoju Japonijoje. Pirmą kartą vykstu į drifto trasas, Ebisu circuit. Ir pirmą kartą važiuosiu su savo mašiną, kurią turiu Japonijoje. Jo, gal kažkam tai yra Never Day in My Office, man tai yra tikrai labai dideli žingsniai, saviraiškos ir pomėgio prasme. Sorry, kad daug iškirpimų, labai stengiuosi susikaupęs vairuotai po sakinį visą pasakau. Eik tu savo, kiek daug gerų mašinų. Patekau gerą vietą. Va, ir Power Vehicles bus čia. Gerai, žiūrim, ką šiandien nusipirkau. Nauji stabdžiai, naujas kaladėlės. Labai gerai. Čia nieko nėra, jokių skylių. All good, aštrių kampų irgi nėra. Kuras įsipila.
Variklis girdžiu dirba. Na, ir proškės mountas. Viskas jau atsipirko. Padanga tuščia. Čia laidų pilna ir lempa nepakabinta, nes lempa kol kas tik tai viena įdėta. Radiatorius. Ai, va. Koks intercooleris mažas priekį, okei. Padanga irgi nuleidus. Centrinis veikia. Tokių čia daiktų yra. Čia kažkas neaiškaus. Kilimėlis. Gesintuvas labai mažas. Bumperis. Diržai. Galas sukultas. Dusliarka palei žemę ir nežinau, kiek čia jie išeis iš šono nutempt. Iškelį gal jo, gal ir pakils. Reikės... Oi, bet čia va yra. O, tai man va šitos tiesiog reikia suvest. Gal ir kokių dar porą skilių padaryti, nes vis tiek kažkada šikna turės nusipjauti. Padaužyta. Gale padangų jau nelabai yra. Ir įlipam į vidų. Dusliarka, rezonansą pagavus. Turbako nesigirdi, variklis gerai respondina. Tepalo slėgį rodo. Čia turbako, ai nerodo, bet va čia rodo. Ok, dar reikia sugalvoti, kaip kapotą atsidaryti, nes čia šito nėra. Na, žodžiu, reikia išsiaiškinti toks vadilas, o čia vienas side skirtai, abu čia side skirtai ir bumperizmas galinis. Ok. Lygiai taip, kaip matyta per visus video. Nice. Tai ką, atvykau į Ebisų, dabar esu North Course, lemba žiauriai smagu, va hebra iš tos pusės parvaro, nežinau ar matysis. Ten. Jazzy Dexas vienas atvaro, pritildinau mikrofoną, nes skersas nuėjo, viskas tvarkoj, išsisaugojo. Parvaro kitas.
Ir dabar S13 peršauna, laukiam. Na, šiaip kosmosas šiandien būt toj vietoje, kur visą laiką mačiau kitus būnant, visokius youtuberius ir panašiai. Kalnuose žiauriai geras vaizdas. Šiaip kosmosas. Ką, greita. Ką, beveik grįžau į Korėmus nuomojimo punktą mašinos. Priduosim mašinytę, važiuosim namučio. Pirmą dieną apsiuostinėjimui tikrai visai nebloga. Svertinau, ko reikės, ką pasiruošti ir kai ketvirtadienį lėksiu, jau turėsiu aišku labai planą.